Labas vakaras. Tikiuosi, kad šitie kanklų garsai ir šita senovinė daina nuvedė jūs taip pat kaip ir Slavodano Ručavičio nuotraukos į tą kaimo tylą, į tą gyvenimo paprastumą, kurio mes savo civilizacijame bėgime labai ilgimės. Apie patį Slavodaną, žinoma, daugiausiai kalba jo darbai. Jis mus nukelia į Serbiją, į Serbijos žmonių namus, tai ką jie vadina savo namais. Bet daugiau apie patį autorių norėčiau pakviesti pasakyti Vladimirą Janovskį, Tarptautinės fotografo asocijacijos pirmininką iš Makedonijos. Dobar dan, poštovani ljubitelji fotografije i publika. Labą dieną, gerbėmieji fotografijos mėgėjai, publika. Jako nam je drago što smo tu i želim da izrazim blagodarnost do direktorice ove galerije, do svi što su omogućili da ova izložba bude postavljena ovako kao što je. Džiaugiamės būdami čia ir norėčiau išreikšti padėką šios galerijos direktoriai ir visiems, kurie padarė šios parodos būtent organizaciją ir organizavimą įmanomą, kurie prisidėjo prie visų organizacijų. Ono što sam vidio na printove koji su okačeni na galeriju, to su dobro osvetljene fotografije i su dobro odrađeni, pretpostavljam u kliše tehnologiji. Iš to, ką pamačiau, kas buvo pakabinta galerijos išorėje, tai yra labai gerai apšviestos fotografijos, kurios yra sukurtos kliše technologijoje. Što je baš dobro prikazano jedno autorsko djelo što zaslužuje Slobodan Čavić. Ir gerai perteikė būtent autorinį kūrinį, kaip to ir užsitarnauja Slobodanas Čavičius. Ponovo ću prenijeti sve pohvalne riječi kako je osvetljeno. Ja osjećam fotografiji kao da sam sa jednu nogu na lice mjesto na slipinji. Dar sik norėčiau padėkoti už tai, kaip yra fotografijos apšviestos. Aš pasijaučiau tarsi būdamas viena koja fotografijos siužeto vietoje. Slobodan Čavić je autor koji je aktivan skoro više od dekade, no zadnje par godine se on istakao i se je skoncentrirao svoje izlagačko djelo u jedan pravac. Slobodanas Čavičius yra autorius, kuris yra aktyvus daugiau nei dešimtmetį, bet per pastarosius 2 metus jis savo kūrybinę veiklą sutelkė ties viena kryptimi, koje je jako težak i mali broj fotografa biraju da rade. Ta kryptis yra labai sudėtinga ir labai mažas, labai retas fotografas pasirenka šią kryptį. Imeno on je rešio da slika običnog čovjeka, one marginalci u opštestvu koji što su nedostupni u naše okruženje. O būtent jis pasirinko fotografuoti paprastą žmogų, vadinamosius visuomenės marginalus, kurie yra nepasiekiami visuomenės akiai. Znači da vidimo jednog ovakvog svirača ili Slobodan je morao da izađe svako jutro, da juri po ulici, da traži one marginalne sredine u opštestvu kako bi ulovio ove momente. Ir kad galėtų nufotografuoti, pavaizduoti, pavyzdžiui, tokį muzikantą, Slobodanas anksti ryte turėjo ieškoti būtent tokių žmonių iš tų vadinamųjų marginalių aplinkų ir pagauti tas akimirkas. Ne samo što je on ulovio te momente. Psihologija čovjeka kaže da mi svi stvaramo oko sebe svoj privatan prostor i jako je teško primiti nekog u taj svoj privatan prostor. O jis ne tik pagavo tą akimirką, bet kiekvienas mūsų sakoma, kad kuria aplink save būtent tą privačią erdvę ir
įsileidžia kitus svetimus žmonės į tą privačią erdvę. On ima tu veštinu da uđe u privatan prostor svaki individue, da se saživi sa njegovu priču, sa njegov život. Jis turi tą gabumą įžengti į tą individo privačią erdvę ir įsijausti ir padaryti tai savo gyvenimo būties dalimi, pajausti tą individo gyvenimą. I ne da ukrade, nego te osobe da mu poklone mali deo svog života, svog svakodneve, da on uhvati to i da prenese svet. Nepavogti, bet būtent, kad jam tie žmonės padovanotų mažą dalelę savo kasdienybės ir kad jis tai nušviestų savo darbuose. Cijelu ovu kolekciju koju uradio je jako bitna ne samo za Srbiju, ne samo za Balkan, nego za generalno fotografiju na svetskom nivou. Visa jo sukurta kolekcija yra svarbi ne tik Serbijai, ne tik Balkanams, bet ir apskritai paėmus fotografijai pasauliniu mastu. Ovo opisuje jedno vreme u kojem mi živimo i sredinu u kojoj mi boravimo. Šie darbai vaizduoja laikmetį, kuriame gyvename ir aplinką, kurioje esame. I zapravo te fotografije, ova kolekcija mu je donela majstorsko zvanje u Fotosavezu Srbije. Ir būtent ši kolekcija jam atnešė meistro vardą Serbijos fotografų asociacijoje. No sa ove fotografije koje on slao na međunarodni konkursi, gde se takmiče fotografije od ceo svet. O šiomis fotografijomis, kurias siuntė į tarptautinius konkursus, kur varžosi fotografai iš viso pasaulio, on je osvajao brojne nagrade. Jis gavo daugybę apdovanojimų, koji su ga plasirali u kuću slavnih HIAP-a, odnosno Svetske asocijacije umetničkih fotografa. Ir šio apdovanojimo dėka jis pateko į Tarptautinės fotografų asociacijos garsiųjų namus. Tai yra geriausi pasaulio fotografai. U kuću slavnih svaku godinu ulaze samo 25 fotografa. Į garsiųjų namų gretas kasmet patenka tik 25 fotografai. A Slobodan sa svojim uspjesi ne samo što je ušao u kuću slavnih, nego prošle godine je bio na prvom mjestu. O Slobodanas su savo sėkmėmis ne tik tai pateko į garsiųjų namus, bet pernai buvo pirmoje vietoje. Nadam se da ćete uživati u ovu postavku i će ova postavka ostane u anali istorije. Tikiuosi, kad mėgausitės šitą ekspoziciją ir kad ši ekspozicija liks istorijos analuose. A možda neka sljedeća generacija uhvati taj deo Evrope u neko novo vreme. O galbūt kita fotografų karta pagaus ateities laikmečio akimirkas savo naujose fotografijose. Ostavio bih Slobodan da se iskaže. Ir dabar suteikčiau žodį Slobodanu. Prvo ću pozdraviti sve prisutne. Zahvaliti se ovoj galeriji, kao i gradu. Visų pirma, norėčiau pasveikinti visus susirinkusius ir padėkoti galerijai ir miestui. Biću kratak, pošto moje kolege i prijatelj Vladimir dosta rekao toga oko moga rada. Kalbėsiu trumpai, nes mano kolega ir draugas Vladimiras daug pasakė apie mano darbą. Ovo je deo kolekcije koja je nastajala u zadnjih 10 godina moga rada. Tai yra kolekcijos dalis, kolekcijos, kuri pasirodė, buvo sukurta per pastarosius 10 mano darbo metų. Želeo sam da prikažem na ovim fotografijama malog običnog čovjeka, kako ja volim da kažem, neki život iza paravana. Norėjau parodyti, pavaizduoti šiose fotografijose mažo paprasto žmogaus gyvenimą, kaip aš mėgstu sakyti, gyvenimas už širmos. Upravo mnogi prolaze pored ovakvih ljudi, ali oni ne vide njihovu muku, njihov rad, u stvari njihov život. Daug kas praeina
pro šios žmonės, nematydami jų kančių, jų darbo ir viso jų gyvenimo. Kako ja volim da kažem, fotografija se čita kao knjiga. Aš mėgstu sakyti, kad fotografija skaitoma kaip knyga. Da bi privukala pažnju jedna fotografija, ja sam uvijek isticao akcenat ili tačku interesa na tim fotografijama. Tam, kad fotografija patrauktų dėmesį, aš visuomet pabrėždavau tam tikrą akcentą, tašką fotografijoje. Upravo zbog toga da bi vam ta fotografija privukla pažnju i da nju pročitate, u stvari da vidite svaki detalj na njoj koji je fotografisan. Ir tokiu būdu patraukęs dėmesį, toliau galėtų žiūrovas pamatyti kiekvieną detalę toje fotografijoje. Na fotografijama uhvatio sam život ovih ljudi, kako mi kažemo fotografiji, zamrzavamo moment i pretvaramo u fotografiju. Ja to volim da kažem, da taj moment pretvaramo u večnost. Jer ovim ljudima koji su na fotografijama, poklonio sam večnost, oni nastavljaju da žive i van vremena u kojem su uhvaćeni. Ir man pavyko pagauti tas akimirkas ir kaip mes fotografai mėgstame sakyti, užšaldome tą akimirką ir tą akimirką tuomet iš to laiko taško, kuriame yra pagauta, pradeda gyventi faktiškai amžinybėje ir peržengia savo laikmečio ribas. Mnogi od ovih ljudi koji su na fotografijama nisu više među živima, ali ja sam im poklonio tu večnost i oni, kao što vidite, žive i dalje. Daug fotografijose pavaizduotų, čia esančių žmonių, pavaizduotų šitose fotografijose žmonių daugiau nebegyvena, tačiau aš jiems padovanojau tą amžinybę ir tokiu būdu jie ir toliau tarsi gyventų tarp mūsų. Zahvalit ću vam se još jednom svima što ste došli i volio bih da uživate u ovim fotografijama i da ih pročitate kao knjigu što čitate. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems, kad atėjote ir linkiu jums skaityti šias fotografijas kaip knygą ir mėgautis šiomis knygomis. Norėtume padovanoti mažą dovanėlę atsiminimo, išsispyrę. Želimo uručila Marko Unzalsuvenu. Pirmiausiai padėka nuo mūsų direktoriaus Audronio už tai, kad galėjom džiaugtis mūsų kultūros centre jūsų nuostabią parodą. Zahvalnost od našeg direktora. Ir du viename Lietuvos vėliavoje ir saldumynai. Čia, kaip matote, stovi ir gitara, ir ne tik todėl čia stovi, kad tarytum pratęstų muzikinę temą, bet ir tam, kad dar būtų sudainuota viena daina, bet kviečiame dar vienas žmogus nori pasisakyti, prisistatyti. Gal ir микрофона? Да, слышно так. Мне кажется, слышно. Я представляю клуб фотографов-любителей нашего города. Слобода, большое вам спасибо за то, что вы согласились показать свои работы.
в нашем клубе, в нашем городе. Для нас это, конечно, большая честь и радость. Вы переводите? Да. Я представляю и сейчас, чтобы представить ваши фотографии в нашем городе. Мы с вами познакомились в прошлом году летом, осенью, на открытии вот этой экспозиции в Дуситас, художественной галерее Дуситского центра культуры. Когда мы зашли в галерею, мы сразу поняли, что присутствуем и увидим настоящее творчество. Были под очень большим впечатлением, осмотрев экспозицию. Она, в принципе, такая же, вот как и здесь представлена в нашем городе. И закралась такая дерзкая мысль в голову, что вот эти фотографии должны быть обязательно привезены в Висагинес, в наш город. Poznali smo se prošle godine jesenas na visokom suhodisu i očekivali smo da ćemo vidjeti veliku umetnost, ali čim smo skoračili tamo, čim smo vidjeli, onda nam je odmah palo na pamet da fotografije moraju biti prikazane i u našem gradu. Вот. И, о чудо, случилось. Сегодня мы на открытии этой экспозиции очень рады видеть вас с автором, которому можно задать вопросы, поинтересоваться. Встреча с талантливым человеком – это всегда большая радость. I čudo se desilo i sada smo tu danas na otvaranju ove izložbe i imamo priliku da postavimo nekoliko pitanja i to je velika radost za nas. Я только коротенько скажу немножко свое впечатление. Для меня ваши фотографии – это реально жизненный какой-то момент. И это история судьбы человека, простого, это уже много сказано, о его бытии, не очень простом, наверное, и о его труде, по всей видимости, очень тяжелом. Вот. И есть фотографии, которые мне запали еще с прошлого года. Вот мне очень нравится мальчик с караваями хлеба, который так уверенно идет надежно по земле, он любит свою землю, и он знает, что он будет здесь жить. И мужчина, который старичок, ну не старичок, пожилой человек, который смотрит через, видимо, в машину через стекло. И для него эта жизнь там, что за стеклом, совсем какая-то другая, новая. Он хочет понять, что это там за жизнь такая. Ono što mi je osoba usrećenje, kad sam prvi put vidjela ove fotografije, zaista prikazuju život čovjeka i njegove muke i njegove rutine, trud i rad. A dve fotografije bih posebno izdvojila, to je onaj dečak koji nosi neke hleba i tako pouzdano korača ovom zemljom kao da posjeća da će opet živjeti. A i ona druga fotografija, tamo gdje stavi čovjek na staklo i onaj život koji je iza stakla, čini se kao da je zapravo neki drugi život koji zapravo se ne poklapa sa njegovim životom. Мы желаем вам счастья, удачи по жизни, творческих успехов, новых идей и воплощения их в жизнь. Želim vam sreću, puno uspjeha u životu, novih stvaralačkih ideja i njihovo ostvarenje u životu. И хотим вручить вам маленький презент о том, чтобы вы не забыли наш город. Вручимо мали поклон, да не заборавите Наш город, пожалуйста. Вот здесь вот футболка. Висагинес, пожалуйста. Чашка, она для нас особая, потому что есть символы АЭ. Это атомная электростанция, это наши, ну как сказать, это символ Apie šitos du dalykus, gyvenimo džiaugsmą ir jo laikinumą. Zato je ova pesma posvećena te dve stvari, to je životna radost i privremena priroda.